Man laimė yra vidinė būsena, kurioje visko pakanka. Pirmiausia, tai yra darnus ryšys su savimi, priimant save visokią, leidžiant savo būti visokią ir atrandant tame integraciją ir darną. Ir tada iš šito darnaus santykio su savimi, iš vidinės ramybės, iš vidinės tylos tveriasi visi kiti santykiai. Santykiai su kitais žmonėmis, santykiai su pasauliu, kai vidinė harmonija, tyla pritraukia tas aplinkybės į gyvenimą, kurios yra pačios reikalingiausios. Ir kai įžvelgi gyvenimo situacijose prasmę ir reikalingumą, tame irgi jauti didžiulį palaikymą ir laimės jausmą. Laimė šeimoje yra vienas kito palaikymas, matymas, girdėjimas, priėmimas, supratimas ir mylėjimas tokiu, kokie mes esame. Be kaukių, leidžiant būti savo pažeidžiamu, silpnu ir kartu tame atrandant jėgą, savo stiprybę, galėjimą atvirai dalintis ir kurti tvarų, gražų, vidų užpildantį ryšį.